Sekantis youtuberis yra Mantas Stonkus. Video kėlimas. Jis kelia per savaitę 2 taškus. Video montavimas. Pas jį gana viskas paprasta, vienas kadras ir jis reaguoja į visokius žiniasklaidos skandalus, populiarius savaitės skandalus ir juos juokingai perteikia. Duokime tos 2 taškus. Filmavimas. Filmavimas tai yra, tikrai pasakysiu, gana paprasta. Nenoriu save kažkokį kietų pavadinti, bet manau, kad pas jį per daug paprasta negu pas mane. Už tai jis gauna 1 tašką. Thumbnailai. Kiek galima matyti pirmas YouTube'o šou ir tada po to jis tikrai įdeda daugiau darbo, nors pas jį viskas gana paprasta, bet ko daugiau jam ir tereikia. Tai jis gauna dar 2 taškus. Ir prenumeratoriai 66 200. Iš viso jis surinko 8 taškus, jis būna geras YouTuberis.